Tai ką, sveiki berniukai ir mergaitės, šiandien vėl su jumis Karolis ir šiandien pakalbėsime šiek tiek apie įdomesnę temą. Šiandienos temoje esu paruošęs kalbėti apie mokyklą bei nepatogias situacijas. Taip, pradedam nuo mokyklos. Daugelis žmonių labai parinas, kad ten reikia keltis 8 valandą į mokyklą, bet kodėl jūs zyzite žmonės? Kodėl? Atsikeliat jūs į mokyklą, nueinate tenai, linksmai praleidžiate laiką su draugais, pabūnate, pasikalbate, šiek tiek gal pasimokite, kai kurie gal ne. Bet esmė tame, kad kai jūs pabaigsite mokyklą, patikėkite manimi, kai kurie norės ją sugrįžti, o kai kurie pasilgs, kai kurie nelabai. Čia aš aišku kalbu palei save, nes šiek tiek gali pasilgau mokyklos, bet kadangi perėjau į universitetą, viskas tikrai pasikeitė. Na kągi, sekantis dalykas apie mokyklą, tai yra namų darbai. Jo daug kas zyzia, oi, namų darbai, tai jūs geriau padarykite namų darbus visus metus ir jums nereikės gale mokyklos metų daryti ką nors, tarkim, mokintis ar panašiai. Jūs būsite daug ką jau išmokę, sužinoję, darydami vien namų darbus. Sekanti tokia maža dalytė, tai yra mėgstamiausios klasės. Aš iš Lietuvos išvažiavau, kai buvau penktokas, tai nelabai turėjau įkalęs, kokios man galėtų būti mėgstamiausios pamokos. Taip labai patiko kūno kultūra. Taipogi patiko tokia pamoka, ten buvo gamta ir žmogus, man atrodo, kažkas panašaus. Ir kai atvažiavau į Airiją, mano mėgstamiausios pamokos patapo gal braižyba, dailė bei medžio darbai. Nežinau, pasakiau labai mažai apie tą mokyklą, tai norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie jūsų mėgstamiausias pamokas, bei ką jūs manote apie mokyklą būdami savo amžiaus, kurie žiūrite šitą video. Ir pasakykite, ar jums patinka eiti į mokyklą, atsibodo, laukite baigti mokyklą, ar kas iš viso pas jūsų galvoj ten dedas. Na, apie ką kitą pakalbėsiu, tai bus tokios nejaukios situacijos. Jų tikrai nebus daug, bet pasirinkau tokias, kurios gal ir man nutiko, gal nelabai. Na kągi, viena nejauki situacija tai yra tai, kai tu pamatai žmogų šalia ateinantį ir tau jisai gal nelabai patinka, ar tu jo nelabai pažįsti. Ir tu nežinai, tu jam pasakyti labas, ar tiesiog praeiti. Leiskite pademonstruosiu. Tarkim, pavyzdžiui, sutinki ir tu nežinai ar sakyti labas. Pasakai labas ir tiesiog kažkaip nelabai jaukiai jautiesi ir jūs vienas nuo kito taip vis tolėjat ir nežinot ar toliau tęsti kalbėjimą ar tiesiog nueiti, tiesiog nelabai jaukiai situacija. Na kągi, antra situacija tai būtų tokia, kai tu nesupranti, ką tau žmogus pasako. Tai yra nutikę man daug kartų, ypač čia Airijoje. Pavyzdžiui, du vaikinai kalbas. Iš vis ką tu manai apie Petrą? Jo. Ir prisimenu, kai dar buvau 5 klasėje, mane labai nervuodavo toksai dalykas, kažkaip nelabai jaukiai pasijausdavai, kai reikėtų atsistoti prieš visą klasę arba eiti prie lentos, kai nors tam parašyti ar padeklamuoti kokį nors eilėraštį. Tai buvo gan toksai nelabai jaukus jausmas ir tiesiog reikėdavo tai padaryti su raudonu veidu. Tai kaip paskutinį tokį nejaukų dalyką, kokį esu paruošęs, tai yra, kaip pavyzdžiui, pasako kokį nors prikolą ir iš tavęs nesijaukia. Nors tau, pavyzdžiui, tai yra labai juokinga. Leiskite pademonstruosiu. Ne, žinai, toks prikolas yra, šiandien ką mačiau, eiktų savo, žinau, eina Petras per gatvę, ne, ir pravažiuoja mašina ir apsitaška tą Petrą, taip, žvengiu, žinau, negaliu apsimyšti, žinau. Tai vat, manau, supratote, ką turėjau omeny, kai taip būna ir yra pasitaikiusių, manau, tų momentų ir jums. Na taip, iš tokių dalykų dabar belieka tik pasijuokti ir nedaryti tai to kitą kartą. Na kągi, labai norėčiau padėkoti jums visiems, kurie sekate mano video kūrimą. Ir manau, mano vlogai nėra tokie pabodus, bei įdomu juos žiūrėti. Na kągi, stengiuosi aš juos padaryti kuo originaliau ir man tai po truputoką gal ir sekasi. O jeigu ne, tai tiesiog nepykite, tikrai pamėginsiu pasistengti laiku bėgant. Ir norėčiau paprašyti jūsų vieno dalyko. Parašykite man į komentarus, kokios yra jūsų mėgstamiausios klasės, bei kokios yra jūsų nejaukios situacijos. Nu, manau, kartu pasijuoksime ir aš per sekantį video įkelsiu kelis man labiausiai patikusias nejaukias situacijas. Su jumis šiandien buvau aš, Karolis. Tam kartu tiek. Dabar tikrai reikia. Aišku, yra tokių gamerių, kurie suteikia savo gyvenimui